vėlgi matot, tai yra procesas, pasiruošimo procesas į Europos čempionatą ir vėlgi vertinti kažkaip tai ir sakyti, kad labai gerai sužaidėm, manyčiau, nebūtų teisinga, bet tikrai buvo neblogų momentų šiandieną ir gynyboje, ir puolime, ir tą, ką treniruojamės per treniruotės, bandome įgyvendinti. Aišku, ne visada sekasi taip, kaip treneris to iš mūsų reikalauja, bet kažkas tai po truputėlį panašėja, tas susižaidimas ir vienas kito pajutimas po truputėlį eina į gerąją pusę. Už ką treneris po rungtynių labiausiai galbūt gyrė ir peikė? Nebuvo kažkokių tai, ta prasme, nei gyrimo, nei peikimų. Visada po varžybų žiūrima video peržiūra, per video peržiūrą yra išsiaiškinami tam tikri momentai, kur didžiausias klaidas darome, ką reikia taisyti ir panašiai, ką darome per treniruotės. Renaldai, buvo daug momentų, kur šiandien puikiai sužaidėt gynyboje. Tai teikia džiaugsmo tas geras gynyboje žaidimas? Vėlgi, tai dar tik tai trečios varžybos, bet turime tam tikras sistemas, kurias reikia įgyvendinti. Vėlgi pasikartosiu, kad tikrai buvo neblogų momentų šiandieną ir perimtų kamuolių, ir greito puolimo, ko treneris iš mūsų prieš varžybos ta prasme labiau akcentavo, kad reikia žaisti greitą žaidimą. Tai buvo neblogų atakų, bet vėlgi reikia nesustoti ir toliau tobulėti. O patiems nesinorėtų žaisti su pajėgesnėm komandom, nes kol kas tokios... Vėlgi yra kaip yra. Čia jau nežinau, ne mums žaidėjams spręsti, su kuo žaidžiam, su kuo reikia žaisti, ruoštis. Kiekvienos varžybos yra geriau nei treniruoti. Aš tu ne kartą minėjęs ir vėlgi viską turėti dirbinėti ir po truputėlį tas varžovas geresnė nuvertina švedų. Tai prasme, žingsnis po žingsnio. Viskas, ačiū.